Matau, čia yra 4 seminaras, kadangi reikėjo dalyvauti prieš tai buvusiuose seminaruose, nes čia yra pažengusios technikos. Dauguma jums atrodys, kad čia, kaip čia taip įmanoma pasiekti. Daugelis jūsų galvos, kad čia, iš čia šneka nesąmonės, nes jūs nematėte šitų seminarų. Tai vat, nusipirkit būtinai ir šitos. Vienos moters viliojimas, kaip suliauti per pirmą pasimatymą ir kaip su grupė. Esant čia dar su Mantu buvo seminaras, čia galingas buvo. Gerai jis pavarė. Tai va. Todėl. Dabar, kodėl tavo rezultatai yra tokie? Kodėl? Nes mūsų visuomenėje toleruojamas vidutinybė. Vidutiniški rezultatai su moterimis, vidutiniški rezultatai versle, vidutiniški rezultatai sporte ir taip toliau. Aš sakau, užteks būti vidutinybė, reikia pradėti eiti uždominuoti sektorių. Jis ją veždavo kaip taksi vairuotojas, jis galvodavo, kad jis ją veža pas jos draugės, o iš tikrųjų veži pas savo, pas tą naują bičą. Įsivaizduoji? Ko? Žiūrim, kokį žmogų veži, ar draugė, kurią pažįsti. Siela įsijungia. Kokį žmogų vežu. Suprantate, jau dėl to tu rezultatų negauji. Tavo siela turi būti, ten sėdi prie blogis, va. Jisai yra, suprantate, tikrai negeras žmogus. Suprantate, bet dėl to jis ir gauna rezultatus. Pas jį siela yra sena ir, suprantate, dėl to ir valdo realybę gerai. Negali, siela tu pamiršk čia, tai gyvulys turi pas tai būti čia, jeigu tu nori. Tai vietoj to turi mąstyti, žinai, aš vešiu, kai jeigu jinai nusipelnys, bus ilgaikių santykiuose, tu ją mylėsi, žinai, tada tai aišku pavešiu, suprantate. O pradžiai 50 jį darbų padaro procentų, 50, jeigu Kaip jūs galvojate, aš sugebu susifilmuoti viską? Čia iš geros sielos? Švelnios. Kada tu jungi, kada neina nusišlapinti į tualetą? Tai įvairiai, čia jau tą kūnų kalbą naudoju, kur ten nesuprantu vis nieko. Bet jūs galvojate, čia iš geros sielos, ten kur padėti žmogui. Sės, žiūrėk. Ji nekalta, neragauskas ir seksas. Vyrai praeitį nieks jaus nespaudė. Nieks jai komandų nedavė. Visi vežioju, gražiai elgis, turi fitneso trenerį, kuris treniruoja. Ir tas galvos sprendė, kad ten paaiškins, kaip daryti, kokius, žinai, ten tupukus, ką po to galės įkišti. Išrės subinę, judink 8 tuku, judina 8 tuku. Padarom. Antras pratimas, toliau padėk rankas, kaip katė išriesk. Ir daro tuos pratimus. Trečias dalykas, kad supras, kad tai tikrai be kaus nedėsi, jis suramentu. Aš žinok, manau, kad dauguma mūsų vyrų lietuvių daro klaidą, kad per daug gilinasi į ką jinai jaučia ir kaip ten jos nuotaikos. Exactly. Va, kur jie būna. Jie jų neklausina angliškai, neuždaro jų. Kiek aš matęs, kiek blogai. Tai va dar kas, tai va kiekvieną kartą jūs sulauksit užmanipuliuodami, tai ką tu mastai po mūsų pažintį. Pavyzdžiui, dabar išvažiavau iš Vilniaus, gyvenau mėnesį mažam miestelyje, Vilniuje sukėlė emocijas moteriai ir jinai prieš žodžiu, tai ką tu taip išvažiuosi, viską paliksi, va tokie jums ateis klausimai. Pasakys, tai ką tu taip mane ir paliksi, išvažiuosi, tai ką galvoju apie mūsų santykius, ką reikia atsakyti. O sakau, o nieks, sakau, nekalba, kiek aš gero padariau, ta prasme. Kiek ta veikla patrauklus atnešė gero, kiek vyrai susirado tinkamas moteris, pakeitė darbus, jų pajamos pakilo 10 daugiau kartų, pradėjo pasitikėti savimi, pradėjo tapti tie žmonės, kurie varo ekonomiką, o ne kurie stagnacijos. Kodėl nepakalba? Kodėl neparodo, sakau, klientų video, kurie gavo rezultatus, kaip jie prieina, bendrauja. Taigi medijas laikai iš neigiamos pusės rodo. Mūsų visuomenė lietuvių yra geriau pasijuokti, pasišaipyti, o nieko nedaryti. Tai va būtent, bet tu turi šnekėti, rodyti. Nes jeigu tu tylėsi, tu gaus, kai jin turi susiprasti, jin nesusipras. Ir jau viskas, jinai turi kitą mintį galvoje, kad tu esi lopas. Nes tu nesugebi už tai pastoit pašnekėti. Domėjai su mergina labai retai kada tenka. Tu žiauriai gerai atidarai temas, nes man dabar atidarėjai dar vieną temą ir aš pritariu tau ir paaiškins dėl ko taip yra. Man būna labai nuobodu klausyti tų pačių kalbų, aš einu pasimatymas tą patį per tą patį. Būtent, žiūrėkit, ir čia yra baisi tragedija ir čia yra, nes mūsų visuomenėje yra va šitas dalykas, vidutinybė, kuri turi tikslas, a ne? Tikslas. Žiūrėk kaip kiti, žiūrėk kas tas. Taip. Tikslas. Pagaunat, jaučiat parametrų skirtumą? Jaučiat akivaizdžiai. Tai va, tau žūtbūt tik tiesioginiai, nes tu gražiai mylinas akis turi.
Žiauriai gražios. Pažiūrėkit jų akis. Gražios, ne? Kam gražios, pakelkit rankas. Dėl to, kad sudaro pas jį tam blokai vaizdą. Kažkaip matai jau žyba gerai, kažkaip man jau žyba gražiai. Tokus šašingesnis. Pavyzdžiui, Mantas, jisai kadangi ir pečiai platus, ir masė, ir įdegęs, ir laikysena gera, ir stilius, jis gali netiesiogiai kalti. Nupreidžina, jis kaip tas buteliukas, kur vanduo tame buteliukį. Nu, šiandien gerai, jisai bėgioja iš buteliuką pačiaus į viršų, ar ne? Nu, belia kokį šūdą gali šneki, nes parametrai yra, jau jis žiūrėdė moteris parametrai. O jeigu Paulius prie sakys, buteliukas šitas skystis tekamas, štai gal. Sunku, kaip suprantat, tai tas pats buvo Tadui. Jo, jisai, žodžiu, mes bandėm, iškai dar pastukit,